Kada individuali veikla atsiremia į sodros lubas? 2026 metais, taikant 30% išlaidų fiksavimo būdą, tai nutinka ties maždaug 157 813 eurų bendrų pajamų. Palyginkime, kiek nuo tokios pačios sumos liktų vykdant individualią veiklą ir turint mažąją bendriją. Tai su individualia veikla pagal pažymą apmokestinamasis pelnas apie 110 000 eurų. Pajamų mokestis 23 455 eurai, įmokos sodrai PSD ir VSD 19 387 eurai. Po mokesčių lieka maždaug apie 115 000. Dabar mažoji bendrija. 50 000 išmokame, pavyzdžiui, pagal civilinę paslaugų sutartį, kad mažosios bendrijos narys sukauptų 1 metų stažą iki birželio pabaigos 02 kodo išmokame po 2306 eurus per mėnesį, o nuo Liepos 1, kai sodros bazė didėja nuo 50 iki 90%, užtenka ir po 1281 eurą per mėnesį išsimokėti. Abiem atvejais sodros bazė išlieka ta pati, 1 minimali alga per mėnesį. Visa likusi suma išmokama dividendais. Pelno mokestis, pajamų mokestis ir sodra kartu sudaro apie 33 729 eurus. Tai mažojoje bendrijoje po visų mokesčių nariui lieka maždaug 124 085 eurai. Bet pagal šį modelį mažoji bendrija palieka apie virš 9 000 eurų daugiau mažosios bendrijos nariui. Ir šį kartą lyginame ne MB su trupiniu stažo. MB narys turi visų metų stažą, tik socialinio draudimo bazė yra minimali. Su individualia veikla sodros bazė siekia daugiau kaip 99 000 eurų ir tai yra maksimumas lubos. Su mažąja bendrija tik 13 836 eurus. Mažoji bendrija laimi išmokamą sumą, o individuali veikla gerokai didesnėmis ligos motinystės išmokų baze ir, aišku, pensijos socialinio draudimo baze, nes papildomai gaus sodros apskaitos vienetų. Ir PVM čia nevertinome. Tiesiog toksai bendras, kadagi su individualia veikla pagal pažymą pasiekėme tas lubas ties kokia suma ir jau nebereikia mokėti įmokų sodrai. Taigi pelningo verslo ir protingų sprendimų.